Labas visiems. Su jumis aš Adriana. Mes labai seniai matėmės. Dabar žiauriai garsu, nes aš einu į parduotuvę ir nes mama man pasakė nueiti, nupirkti pieno ir nupirkti tualetinio. Ir aš dar kažką savo nusipirksiu. Tai jo. Po to dar sutikau tėtį. Pravažiavo pro mane, tai tiesiog. Jo. Tai kažkaip taip. Ir tipo fainai. Aš nežinau, kam aš tą džemperį užsidėjau, bet tipo aš galvoju tą džemperį nusiimti, nes visi biškį šiltoka, 23. Oi. Nu žodžiu. Nu žodžiu, nelabai kažkaip jau. Žodžiu. Ir aš varysiu. Kada? Už 4 dienų. Tai 20. Aš 20 varysiu į stovyklą savaitinę. Mes į mano studijos. Ten, tipo, žiauriai faina. Ir tipo, mes varom ten. Ir tipo. Ten bus žiauriai fainai. Bus putų šou. Bus dar visokių dalykų. Ir po to aš nusipirkau Niujorkerį ir H&M, tipo, kaip kas vadina. Niujorkerį nusipirkau sijoną baltą. Taip pat tas sijonas yra toks, tipo, kaip šių metų trendai, kažkas tokio. Tipo, toks dvigubas. Ir jeigu ką, atsiprašau, kad aš taip tyliai kalbu. Nu, kaip tyliai. Tipo, žiauriai. Atsiprašau už garsą, kuris fone. Tai va. Ir bus party, like, diskoteka. Ir ten reikės apsirengti visai baltai. Tai aš, grįžtu, aš parodysiu. Ir jūs įvertinsit. Bet aš žiūriu, noriu nusimti džemperį, nes man belia kaip karšta, tai tuoj. Nusiėmiau. Ir jinai yra iš Niujorkerio irgi. Ar iš Berškos. Iš Niujorkerio. FB Sisters. Aš šitą maikę pirkau gruodį. Klaipėdos Akropolį. Nice. Ir tipo, aš varau Maksą, nes Šilė kažkaip, aišku, Šilas arčiau, bet Maksimui daugiau pasirinkimo, ten gal biškį pigiau. Tai, jo. Aš šitą matau. Sumičiau japinačiau kokias 5 minutės matotus. Tai ir aš sugrįžau, aš žiauriai ilgai nebuvau. Ta prasme, aš jūsų žiauriai pasiilgau. Ir čia mano pirmas vlogas. Dabar yra, nu, tipo, aš biškį nebuvo. Aš biškį man reikia biškį toliau laikyti. Va. Ir tipo, I'm happy, nes aš labai senai jau nefilmavau. Jeigu ir filmavau, tai filmavau į TikToką. Jeigu ką, savo TikToko linką paliksiu apačioj. Ir tipo, žiauriai pasiilgau. Ačiū. Susitiksim Maksimui.
Maksimai nesusitikom. Aš pamiršau apie jūs. Atsiprašau, atleiskit. Nusipirkau ledų ir nupirkau to, ko reikėjo. Dabar einu į Pepco. Tai jo. Aš dabar einu į Pepco. Aš galvoju, ten dar kažką rasiu. Gal. Aš nesakau, kad rasiu. Ir tada jau eisiu namo. Tai... So, hello. Atspėkit ką. Dabar yra 5:08. Pepco nedirba. Pepco dirba iki 7. Kaip karšta, aš negaliu suvalgiau tuos ledus ir aš dar neparėjau namo. Belė kaip karšta. Saulė spigina. Nuo saulės spiginiau aš nepasiėmiau. Tarsi mama pasakė ir aš taip įspėjau, aš išverkiau. Ta prasme, aš net nepasidažiau. Aš net blakstėnu, kad tu pačiu nepasidažiau. Aš blizgu visą nuo prakaito. Grįžus aš eisiu... Aš nežinau, ką aš darysiu grįžus. Reikės susigalvot. Jo. Reikės susigalvot, ką veikti. Nes tiesiog nėra ką veikti. Tai... Aš nežinau. Gal kas patartumėt? Aš suprantu, gal tai neįdomu, bet... Tai aš pagalvojau, kad aš pratęsiu šitą video. Šitą video pratęsiu. Šiandien kaip grįšiu, kažką susigalvosiu. Aš manau, žinau, ką darysiu. Ir po to aš su jumis susisieksiu prieš stovyklą. Ir po to apie stovyklą bus atskiras video. Tai jūs būsit su manim 4 dienas. Tai jo. Fainai. Ate. Susitiksim greitai. Aš nežinau kodėl, bet šitas klinceris, biomas, šitas geltonas, jis kvepia slaimu. Žinau, kaip pamatyti tokį plastikinį slaimą, tokia, kur neprilimpa prie nieko, bet jis lygiai taip pat smirda gal. Aš nežinau kodėl. Čia biškį bardakas, tai nekreipkite dėmesio. Nes pas mane čia vyksta fotosesijos, žinau. Aš čia biškį pas mane čia fotosesijos ir va, tokia maikė. Va tokia. Ir va toks jo. Taip, gal aš jau nesirengsiu, kad man neprakaituotas. Tai pavalgau ir susijungiu su jumis. Tai aš jau pavalgiau. Ir dalykas, kurį aš norėjau padaryti, tai yra sutvarkyti stalą. Nes mano stalas yra katastrofa. Ta prasme. Tai
that and like that. Ir pradedam. Ir aš dar pridursiu, mes važiuosim rugpjūtį į Energylandiją, į Lenkiją, 3 dienom. Ir aš ten darysiu vlogus, tai ten dar būsim su mano pusseserė. Ir bus žiauriai linksma. Ir žodžiu, aš žiauriai laukiu. Manau, jūs irgi laukiat. Tai iki susitikimo po šito video, po 4 dienų video Energylandijoje susitiksim. Tai bus, nežinau kada, bet bus. Tai, ja, 10 centų radau. Aš radau savo žodžius. Čia mano vokiečių ir norvegų.
Tuščias stalas. Tad, oi, netyčia išjungiu gajas. Dabar bus kur pavalgyti. Tai jo, 8:06 ar kiek tai nežinau. Bet dabar yra 9:30. Ir aš turiu dar neužbaigtų darbų. Ir aš nežinau, kodėl aš buvau Maksimoj. Taip, aš žinau, kodėl aš ten buvau, bet kodėl aš nenusipirkau dažų baltų, akrilo balto. Žodžiu, buvau parduotuvėje, bet nenusipirkau. Jo. Tai kaip ir šiandieną baigta.